Nagi juokitės, šypsokitės. Gyvenimas toks trumpas. Turite džiaugtis, būti laimingi. Kodėl esame tokie nelaimingi? Kokie buvote vaikystėje? Jūsų akise spindėjo kibirkštėlės. Ar matote tą kibirkštį dabar? Ar tik pykčio kibirkštis? Nelaimės kibirkštis? Noriu jums pasakyti. Tempiu jūs už skruostų, už ausų ir eikite, juokitės, šypsokitės. Gyvenimas toks trumpas, turite džiaugtis, būkite laimingi čia ir dabar. Kodėl mes esame tokie nelaimingi? Laikotės įsikibę į praeitį. Praeitis jau praėjo, tiesa? Jei visą praeitį matote kaip sapną, kaip filmą, kuris dingo, kažkas vyksta jūsų viduje. Jūs įsisąmoninote savo vidų. Jums šią minutę tiesiog reikia pamiršti praeitį bei ateitį ir būti šioje akimirkoje. Taip pereinate į kitą būseną. Žinote, kad gyvenime būna gerų ir blogų periodų. Kas neturėjo blogų išgyvenimų? Kas neturėjo gerų akimirkų? Papasakokite man. Kiekvienam būna ir gerų, ir blogų atkarpų, tiesa. Atsigręžkite atgal ir pasižiūrėkite. Ar prieš 5 metus jums nebuvo sunku? Prieš 3 metus? 10 metų atgal? Taip, bet jūs tai išgyvenote. Atlaikysite ir šitai. Jūs judėsite pirmin. Žvelgiant į savo patirtį, savo gyvenimą, įgyjate pasitikėjimo savimi ir praregite. Tai suteikia jums pasitikėjimo. Ei, aš galiu tai padaryti. Antra, sužadinate savyje valingumą, kad ir kas nutiktų, aš susitvarkysiu, aš tai padarysiu. Turiu savyje energijos, jėgų, galios, pasitikiu esančią energiją. Galia, kurią turite, yra antra galimybė. Trečia, žinote, jog vieną dieną viskas praeis. Nesvarbu, ar jums pavyks, jūs mirsite, o jei jums nepavyks, taip pat mirsite. Sėkmė ar nesėkmė, visi mirsime. Viskas bus baigta. Užuolaida nusileis kaip spektaklio uždanga. Kad ir kokia būtų pjesė, tragedija ar komedija, kad ir kokia ji būtų. Tiesiog būkite savo gyvenimo ir jo įvykių liudininkais. Tai gali padėti išsaugoti jūsų šypseną ir gyvybinę jėgą. Ir ketvirtas dalykas, žinokite, kad esate ne vieni. Yra aukštesnė jėga, kuri yra tokia maloni, tokia užjaučianti ir ji laiko jūsų rankas. Ji tai darė praeityje, todėl tikėkite, kad ir kaip ją vadintumėte, Dievu, aukštesnėje savastimi ar tiesiog sąmonė, kaip pavadinsite, bet vis vien yra jėga. Štai ir viskas. Jūs žinote viską, ką norite žinoti, bet negalite suprasti. Jūs negalite žinoti apie meilę, galite tik ją pajusti. Jūs negalite žinoti apie džiaugsmą, galite jį patirti. Kiekvienas brandus mokslininkas sako, tai, ką aš žinau, yra labai mažai, o tai, ko aš nežinau, yra labai daug. Ir bet kurio filosofo paklausite, jis pasakys, na, aš nežinau. Gyvenimas yra kelionė nuo bjauraus aš nežinau iki gražaus aš nežinau. Kai pykstate, ką sakote? Aš nežinau. Kai esate nusivylę, ištariate tą patį. Aš nežinau. Bet ši kelionė turi pereiti nuo nusivylusio nežinau prie gražaus nežinau. Žinau. Ir visko, kas gyvenime verta, tu negali to suprasti. Meilės jausmo jūs negalite suprasti. Apie meilę galiu kalbėti 2 valandas, bet mažas šunelis jūsų namuose perduos jums savo meilę per 30 sekundžių. Galite matyti tik akimis, o ne ausimis. Skonio negalite pajusti per nosį. Panašiai ir meilę galime pajusti tik 6 pojūčiu, o ne per regėjimą, lytėjimą, skonį, kvapą ir garsą. Žinote, kai kilo tsunamis, niekas neperspėjo, bet visi gyvūnai prieš 3 valandas paliko jūros pakrantę. Jie išlipo, jie pakilo į kalną, todėl ne vienas gyvūnas nežuvo, bet žmonės žuvo. Nes kartais gyvūnai
naudojasi savo šeštuoju pojūčiu. Mes tai turime, bet nenaudojame, nes esame taip įsitraukę į kasdieninius reikalus, visą laiką galvojame ir neleidžiame šeštajam pojūčiui pasireikšti mūsų viduje. Šiandieną išgirdau, kad neseniai buvo atliktas tyrimas, kuriame teigiama, kuo daugiau laiko praleidžiate prie ekrano, tuo mažiau kūrybingi tampate. Nes žiūrėdami į ekraną nemirksite, o jei nemirksite, jūsų akis tampate mažiau kūrybingi ir tada galite tyrinėti, jog mūsų kūne yra didžiulis potencialas. Jūsų intuityvūs gebėjimai gali padaryti jūsų gyvenimą daug lengvesnį ir geresnį. Kas jums reikalinga gyvenime? Intuicija, intelektas, novantariškumas, kūrybiškumas. Visi šie dalykai atsiranda, kai medituojame. Todėl meditacija yra tokia svarbi. Ji tiesiog padeda mums išlaisvinti protą nuo visų pančių, kuriais apjuosėme protą. Matote, meditacija yra procesas be pastangų. Paprastai mes galvojame, kad turime susikaupti, susikoncentruoti. Ne. Kad ir kokios mintys ateitų, leiskite joms ateiti. Tada pradėkite atsipalaiduoti. Tada pasiekite erdvę giliai savyje. Skirkite šiek tiek daugiau laiko meditacijai. Atraskite kitą dimensiją. Savo visatoje, savo gyvenime. Baimė, meilė ir neapykanta jie sudaro trikampį. Kai yra meilė, nėra baimės. Kai yra baimė, nėra meilės. Kai yra neapykanta, nėra nei meilės, nei baimės. Kas galėtų padėti įveikti baimę? Tai jūsų kvėpavimas. Udžiai kvėpavimas. Toks gerklinis kvėpavimas gali padėti jums stabilizuotis. Aš norėčiau, kad priimtumėte vieną sprendimą. Kokį? Meskite visus savo rūpesčius čia ir dabar. Grįžkite atgal su didelė šypsena ir šypsokitės visiems aplinkui. Šiandien to reikia, tiesa, turime skleisti šypsenas.